koc, turgeliuką baronekičių pirktų. Koc, turgeliuką baronekičių pirktų. Baronekičių negavau, unbulibičių sutikau. Baronekičių negavau, unbulibičių sutikau. Kuc kamajuos barankyčių pirkti. Visai kaip prieš 100 metų kartais ima ir uždainuoja kas, stengdamasis kuo aukščiau pašokinti ant kelių įsitaisiusi anūką. Ir krykščia šis iš smagumo, ir dar aukščiau prašo, nes ši aukštaitiška dainelė tam ir skirta – pasūpuoti vaiką, vaizduojant, kad arkliu jis joja. Lygiai taip, iš smagumo krykštauja galukėmio klojimo duris atidarė, nes čia, Kamajuose, vietoje, kur kaimo pakrašty trobų kiemai galais susirėmę buvo, dabar gatvę žmonės taip pavadino, o senas medinukas Daivos Mickūnienės valia tapo vieta tradicijai gyventi, prisiminimui ilsėtis, šiandien nueiti visą duonos kelią, nuo grūdo iki stalo. Kurie ateina duonos kelian, tai mes pirmiausiai prašom atpažint grūdus. 3 rūšių grūdus tai atpažįsta visi, praktiškai visi. Bet vienas grūdas yra toks, toks keistas ir labai paslaptingas, jo tiesiog neatpažįsta. Ir netgi neatpažįsta ūkininkai. Tai yra spelta. Laukinis kvietys, seniausias kvietys, tas visas malimo procesas, vėlgi, kai atvažiuoja suaugę žmonės ir duodi pamalt, tai jie sako, kad labai sunku. Čia yra pušinė ir jeigu pečių valysi su žąsies sparnu, tai iš tikrųjų kvapas nelabai geras, degančios plunksnos, o pušinę ir dezinfekuoja ir išvalo, jeigu kepi duonų neskardoja, šauni ant ližės ir kepa ant pado. Tai va, tai čia turim senų duonkubilį, neuždengtų. Mūsų duonytė kepama 3-4 paroj. Raugą mes nepasilikinėjam, nes užtenka raugą, kiek būna duonkubilio kraštų. Tiesiog pakepimą labai gražiai išvalai, išlygini, išglostai ir pasilieki kitam kartui uždengęs. Šitas duonkubilis yra mano draugės, mamytės duonkubilis, tai va čia, jį laikam čia, aš turiu 3 savo irgi senus, nes pati kepu 36 metai. Augau tarp gaspadinių, Duokiškio kaime. Visos moterys kepė naminį duonų, bet visų ta duona buvo ruginė. Tikrai labai skani, bet mano artimiausias kaimynės duona buvo man pati skaniausia vaikystės duona, nes jinai buvo kitokia. Jinai drėgna, jinai kitokia skonė. Parų laiką duonytė ilsis. Šiaip jau ištraukta iš pečiaus, apvilgama vandeniu ir jinai parų laiką tiesiog patruputėlį vėsta, jo yra daug virtų bulvių. Tai yra plikyta ruginė, aš dedu dabar ne kviečių, bet speltos miltų, rugių, speltos miltų ir pakankamai didelis kiekis virtų bulvių. Tada, kai grūdai buvo brangus, žmonės didino kiekį, o šeimas didelės išmaitinti reikėdavo iš tikrųjų gausias šeimas. Tai dėdavo to, ką turėjo. Gal blogiausias variantas buvo pelai, šiaip jau dėdavo ir burokų. Mano kaimynė dėjo bulvės. Ir kai aš norėdama pati kepti, nuėjau paprašyti receptą, tai jinai man pasakė aiškiai ir paprastai, vaikeli, jokių čia receptų nėra. Užminkiai, atminkiai ir iškepiai. Tai va, ir paskui sakė, kaip nori, nusipirki savo duonkubilį, turi savo duonkubilį, atsineši, tada aš tau viskų parodysiu. Tai va šitaip ir buvo, iš tikrųjų. Ir perėmiau ir duonos receptų su visais zababonais, kaip mes sakėm,
prietarais, prisakymais, jų laikausi iki šiolai. Nes mūsų gaspaidinės receptais nesidalino. Ir tai yra, sakau, gali sakyti, kad tai yra skupumas, kitrumas, bet iš tikrųjų tai išmintis, nes jeigu tau labai lengvai kažką tai gavai, tai labai lengvai ir pametei, pamiršai, o jeigu tu atėjai ir mokėjai ir darėjai kartu, tai to jau nebeužmirši. Ir buvo labai liūdna, kad dalis tų senųjų receptų išnyksta ir kartu nyksta ir tradicijos. Tai va, tai ir buvo galimybė iš tikrųjų kažkaip visą tai, pabandyti visą tai išsaugot, nes išeina seniai žmonės. Ir tada jau tiesiog nebelieka. Kai pilnas klojimas priguža svečių, prasideda įdomybės. Jiems parengti net keli išmėginimai. Fizinės ištvermės taip pat. Jeigu atvažiavot pas ūkininkų su gaspadinė, tai dabar jau žinokit niekur nedingsta. Tai prašau, duona, peilis, duona šviežia, raikysi sunkiai, bet pats drąsiausias. Tai dabar prašau tada norinčius ir galinčius įmat ir pamalat. Urtė malę ir viskas jai išėjo puikiai. Suaugusiems žmonėms sakė, baisiai jau sunku. Bespėliojant, iš kogi ta ypatingoji Galukėmio duona, paaiškėja, kad niekam ne į galvą, jog joje yra bulvių. Dar vienas nustebimas, kai Daiva pavaišino traškučiais iš salyklo. Vyras Henrikas, geludaris, praktikuojantis irgi ne bet kokio keptinio alaus tradiciją. Šįsyk iš ąsotėlio liejasi ne mažiau gardus gėrimas – gira iš duonos plutelių. Daivai dar rūpi papasakoti apie duonos kepimo rykus, pagarbinti svogūną. Jo puselio valyvo šeimininkės dezinfekuodavo duonkubilį. Pabrėžti, jog duonos atriekti vyriausiojo šeimos nario pareiga. O senuosius krašto receptus ji panoro sudėti knygutėn. Palikam vietos tam, kad būtų galima piešti, kad būtų galima rašyti. Ir va čia atsitiko taip, kad irgi per vieną renginį naujai sutiktas žmogus, Genutė Kviliūtė Kralikienė, 30 metų gimimą, užrašė čia savo košės receptų. Ir paskui mes mokėme su Henriku šitų košį virti. Čia yra mano tėčio pieštas kiškis. Žmogus nieko absoliučiai daugiau nemokėjo piešti, tik tai kiškį, bet buvo medžiotojas. Čia esu aš, Henriko piešinys, su savo kačiuku ir šuniuku. Čia yra kamajų baronkų receptas, kurį užrašė viena mano mokinukė, Dakiškėnė, iš savo močiutės, dabar jau šviesios atminties. Mes bandėm tas baronkas kepti. Tiem, kurie nėra rytų aukštaičiai, uteniškiai, dar rašėm ir žadinėlį. Ir turėjom linkėjimų iš Sakartvelo, iš Barcelonos, iš Lietuvos. Tai va, ir turim dar daug vietos naujiem receptam. Kad šita knygutė iš tikrųjų gyventų, eitų iš rankų į rankas ir kad galėtumėm išsaugoti, ką turim. Tarpukaris. Taip vienu žodžiu būtų galima apibendrinti laikmetį, kuris davė pradžią visoms Daivos Mickūnienės paieškoms. Unikalios nuotraukas ir jas buvo surinkęs mano šviesios atminties direktorius, mano buvęs istorijos mokytojas Alfonsas Vasiliauskas. Ir tas nuotraukas buvo, jas iš tikrųjų ypatingas. Ir ten yra 1938 metai.
Tai mes kažkaip ir užsikabinam už tą, nes kažkaip, va čia kas prasidėjo kaip pažaidimas, tai mums kažkaip pasidarė labai svarbus ir labai įdomus būtent tas laikas. Ir tada pradėjo patruputėlį, sakau, va čia va taip ir gavos, kad va čia va atėjo klai man iš visų pusių visokie daiktai. Irgi mums išskirtinis dalykas, kad dabar, ieškant medžiagas apie kamajus, mums išlenda toks dalykas, kad prieš 200 metų, 1825 metais, Kamajų miestelį veikė Kauno Rokiškio trakto pašto stotis. Todėl kilo idėja tą progą išleisti atvirlaiškius. Kamajų atvirukuose užfiksuota, kas buvo, kas yra svarbu šios vietos istorijai, apie ką kalba, ką prisimena krašto žmonės. Taip, tvirtina, ką suradę jau stengiamės nepamest. Mes labai mėgstam viską atkūrinėti, bet kažkaip užmirštam išsaugoti, ką turim ir ką dar gali paimti iš tikrųjų. Ir tai, kai tu vieną dieną neturėjai laiką 5 minučių nueit pas žmogų ir paklausti, kitą dieną eini ir supranti, kad pavėlavai. Bet galukėmis tam ir yra, kad nebūtų apmaudu pavėlavus. Neturėjai senelių kaime, dabar sužinosi daug naujo. Turėjai, sugrįš visi prisiminimai. Viskas bus tikra, nes mes tuo gyvenam, sako Daiva ir Henrikas Mickūnai. Čia į poezijos pavasarius renkasi eiliuoto žodžio gerbėjai. Čia tebevartomas ir Strazdukų laikraštis, leistas Daivos su mokiniais jos mokytojystės metais. Ir žiūrimas pačių kurtas filmas apie kamajus. Ir miestelio aikštėje stovinčiam Strazdeliui, matyt, patinka, ką jis šiandien regi. O visai čia pat, už Kamajų, Dapkų ūkis. Vieta, kad būtų kur išpildyti tai, kas pačiai arčiausia širdies. Todėl pasiekia ir kitų širdis. Įsitikinusi Rokiškio tautodailininkų asociacijos vadovė Birutė Dapkienė. Pati esu kaimo vaikas ir man tie prisiminimai, senelių labai prisiminimai, tie netgi kolūkio laikais tų daržų tokie ravėjimai, viskas yra pasilikę. Norisi tai perteikti ir ypatingai, kada darydavome mes ūkyje vaikų stovyklas, kad jie pajustų santykį su žeme, santykį su gyvūnu ir tą jausmą. Kad nėra taip paprasta išauginti tą gyvūną, kad jie matytų, kaip skyla ritasi iš kiaušinio viščiukas, kad pajustų, ką reiškia tvarkyti žirgą, ne tik tai pajodinėti, paglostyti, pašukuoti, bet žinoti, ką reiškia išvalyti kakutį, ką reiškia susitvarkyti, nes tai yra didžiulis tas darbas. Ir taip pat kuriasi ta tokia erdvė, kitas vaikai gauna ir pašienauti, kitas ir paravėti, ko tik tai čia nebūna. Esame artojų kraštas, sako ūkio šeimininkė, ir nesinori, kad tai liktų praeityje. Ir egzotiški gyvūnai ūkyje reiškia ne ką kitą, o tai, kad lietuvis smalsus žmogus, dar kad klimatas keičiasi. Pas mus vis tiek šyla, nebe tokios jau žiemos atšiaurios yra ir visa, ir iš tikrųjų kaip ir tie galvijai, pavyzdžiui, kai būdavo laikomi, pas mus kažkada tai buvo irgi tokie kaip atradimas atrodo, net kreipdavosi žmonės į veterinariją su skundais, kad kaip čia gali galvijai lauke ganyti žiemą ir visą. Tai vis vien, tai mes prie to priprantame, o tos egzotikos, kadangi visi keliaujame po visur, nesam uždaryti, tai norisi pas save kažkaip tai parodyti. Alpakos, stručiai, jie pas mus irgi visą žiemą praktiškai prabūna lauke. Aišku, yra, kur jiem įeiti šiltą, kaip sakyt, pastogę, kur visą laiką pakreikta yra šiaudais. Jeigu jiem nepatinka per šaltą, jie tada ir neina į lauką. Bet būkim atviri, palikim juos taip laisvėje. Jie turi patys pasirinkti ir būti laisvėje. Lygiai tas pats kaip žirgai. Negaliu laikyti žirgų tiesiog
aptvaruose jisai yra skirtas judėti nuo seno. Į karus jodavo, visus darbus, kaip sakyti, dirbdavo. Žirgas turi būti arba pastoviai juo dirbama, bet jis turi turėti ir laisvę. Tai irgi 3 žirgai, ten 5 hektaruose jie laksto, irgi visą žiemą, visą vasarą. Kastratas yra grinakraujis žemaitukas, bet stambintas jau. Paskui stambiųjų kumelę irgi Lietuvos sunkiųjų įsitaisėm, kurie irgi ariama. Tai sakau, visi šitie dalykai kažkaip tai nebėra pas mus tokių kažkokių tai jau egzotikos, tos tokios naujovės, jau dabar jau tampa pas mus tradicija, bet iš esmės jau nebepasidaro ta tokia, sakyčiau, egzotika. Jau nebenustebinsi tuo. O kaip tvenkinio, pilno žuvų žuvelių, saloje apsigyveno dievai ir deivės, atskira istorija. Kada dalyvavau plenerės kiemuose kartu su Arvydu Bagdonu ir Dominyku Čiapu, buvo atvažiavę čia atvykę į svečius ir kadangi, kaip ir bioenergetika, sakyčiau, yra akmens kaldys, akmens skulptorius, tai su virgulėmis vaikščiodamas jisai patyrė, kad čia yra tikrai neįprasta vieta. Čia nepasakosiu apie dvasias, jisai ir jų pastebėjo, ir mes tai jaučiame kitą sykį. Norėjo išvaryti, bet pasilikome, sakau, kitą sykį linksmiau su jomis. Ir pasakė, kad yra tas šventas vanduo. Ir buvo mūsų tada sumanymas, kad kadangi jau tas jau tvenkinys jisai šalia yra ežero, bet nėra su ežero jokios sąsajos ir vanduo atiteka tenais, atsit buvę kažkokie tai kaip ir pilkapiai ir per visą kiemą, per visur požeminiai tie tokie, kaip sakyti, tie vandenys atiteka ir čia į tą tvenkinį. Tai dabar reikėjo įveiklinti tą salą, nes jinai buvo tiesiog tuščia, augo čia tas toksai medis, bet jisai džiuvo po truputėlį. Tai įkūrėme mūsų lietuvių, kaip sakyti, pagonių tas dievybės. Ir įsikūrė pas mus Laima, sekanti yra su Varnu, nes Varnas buvo skulptorius, tai yra Medeina, tai miško globėja, tai irgi su gyvūnais jinai yra pavaizduota. Lengviausiai atspėjama yra Gabija. Dar viena skulptūra yra Austėja, tai irgi bičių, irgi vaikai iš karto atpažįsta, kad yra bičių deivė. Sekanti, kuri tai irgi derliaus, irgi žemyną lengvai atpažįsta. O jau dievų dievas mūsų yra Perkūnas. Tai Perkūnų būna sunkiau. Prie jo yra ir ožio galva, ir kūjis, tai sakydavo vaikai ir plaktukų dievas, ir ožių dievas. Ir dar vienas dalykas labai buvo įdomus, kada skulptūros šitos buvo išdrožtos, jos drožė ne čia, ne saloje. Tai kada Perkūną gabeno į tą salą, vidury baltos dienos nugriaudė Perkūnas. Tai mes kartu su tais žmonėmis ir kartu su menininkais tiesiog buvom nustebinti ir sakom, iš tikrųjų, galbūt tai yra kažkoks tai ryšys. Ir kitas dalykas, kada medis mūsų tas jau nudžiuvo, nesinorėjo jo nupjauti, mes padarėm kaip žaltyną. Žalčiai, tiesiog. Mūsų irgi senieji, kaip sakyti, dievai, kur mes visą laiką tokios būtybės, kur mes tikėdavom. Mes netgi Salų dvaro rūmuose buvom atidarę tokį žalčių muziejų ir kaip ta žaltys pasireiškia tautosakoj, juostoje, langinėse, paveiksluose ar kituose meno tautodailininkų darbuose. Nes rūmuose pas mus irgi labai daug yra aplink rūmų žalčių ir pačiuose rūmuose irgi galime sutikti, irgi atšliaužę. Taigi, į rūmus. Salų dvaro sodyba, ne muziejus. Vyksta čia įvairios edukacijos, veiklos, leidžiančios patirti ir labai, ir nelabai seną aukštaičio gyvenimo būdą. Pati dvaro istorija ir pakankamai yra įdomi ir mes turime ir privalome šviesti žmonėm papasakoti, kas buvo tais laikais, kas buvo Radvilų laikais, kas buvo Morikonių, kada Tyzenhauzai valdė ir kiti didikai. Tai būtinai turime pabrėžti tuos momentus, kad žmonės atkreiptų dėmesį. Nes dauguma jau, vėlgi mes tai ir šiek tiek ir džiaugiamės netgi, kad yra dvaro, kaip ir sakiau, rūmų. Pusė luptų, pusė skustų, nes gali susipažinti ir lankytojas, vieniem gal estetikos pritrūksta ten, kur yra apsilupę tos sienos, o kiti tiesiog žavisi ir būtinai ten fotografuojasi.
Ir būtinai nori sužinoti, kas po tais sluoksniais yra. Ir perkeltinė, ir tiesioginė prasme, ir yra lengviau netgi papasakoti, dėl to, kad tu matai, tu gali pajausti tai. Kadangi ir ūkininkauju, tai man labai buvo svarbu čia būtent šitoje veikloje, kurią mes dabar čia vykdome, tai pritraukti tą ir ūkininkavimą tokį elementą į rūmus. Ne? Mes negalim čia turėti kažkokių tai karvių, nes tikrai ūkio neturėsim, bet mes turime butaforintą karvę. Ir kadangi pati turėjusi aš pieno ūkį, perėjusi per tą visą, žinau, vienus ir kitus tų gyvūnų ypatumus ir vaikam pertikti, tai yra irgi man labai svarbu. Ir mūsų edukacija viena yra tokia, kad nuo karvės iki karvutės vadinasi. Tai ne tai, kad yra tik tai karamelės išsivirimas, bet aplamai sužinoti, kas tai yra per padarastą karvę. Turim butaforinę karvę, kuri atvažiuoja ant ratukų. Ją galima pabandyti pamelžti, nes jinai, panašiai į karvę. Bet vaikai kitassyk sako, ko čia ir ožka, ir arklys lipa joti. Tai vėlgi norisi, kad tikrai prisiliestų prie to, kol dar turėjau, sakau, karvių, tai buvo kitaip. Dabar, kai jau nėra ir jos nyksta tiesiog pas mus, taigi kiek ūkių užsidaro, kiek ūkininkų nutraukia tos veiklos, tai labai norisi vaikus supažinti, kokiam regione, kokios yra paplitę, kaip priklauso pieno rūšis ir kokybė, kuris yra riebesnis ir visus tokius dalykus mes išsiaiškinam, nes yra iš tikrųjų svarbu. Tai vėlgi tas ūkininkavimas, dvare perteikimas to ir tas visas kažkaip tai vis tiek susipina ir aš manau, kad visuose maždaug šitasgi tokiuose dvaruose tai turėtų būti atsinešama ta tokia senoji ta tokia kultūra. Dvare rengiamos parodos. Šiuo metu Pokylių salėje eksponuojama Birutės, jau 10 metų vadovaujančios Rokiškio tautodailininkams tapyba. Kadangi Salų dvaro valdytoja kaip tik ir yra Rokiškio tautodailininkų asociacija, rūmų erdvės svetingai veriasi liaudies menininkų kūrybai. Kabo Alės Gegilevičienės šiaudų sodai, tai irgi mūsų sertifikuota amatininkė. Gitos Kolosovienės irgi sertifikuotės karpinių meistrės darbai, tai gyvybės medžiai irgi didžiuliai karpiniai puikuojasi čia ant sienų. Paroda vyksta varlė ekosistemos dalis. Rūmai visada paslaptis. Salų dvaro sodyba irgi kupina netikėtumų, kaip skrynia, kurioje nežinia ką rasi. Todėl pastaroji labai įdomi liaudies meno žinovams. Čia jau yra šitas tas vadinamas kuparas, nes mes matome, kad tas viršus toksai yra nuo žodžio kaupti ir toksai kaip ir kaupas yra. Skrynia tai kada būna lygus tas paviršius. Netgi vieną skrynę mes padarėme skryne, tai buvo dėžė. Iš tikrųjų, jinai atgijo ir, kaip sakyti, kitam gyvenimui ir jau tokiam gražiam gyvenimui. Čia tai nežinau, mes turbūt galvosime, kaip jie užtapyti kažkokiais tai ten raštais, bet senoji ta tapyba tai buvo ant skrynių taškinė tapyba. Mes ją išlaikėm. Mes nesam restauratoriai, neturime tam, kaip sakyti, jokių ten pažymėjimų ar dar kažkas tokio, bet mes nuo dūšios, kad nekeliautų į pečių, tuos, kaip sakyti, žmonių sutikimu, leidimu paruošiam antram, kaip sakyti, gyvenimui. Tie gyvybės medžiai, tai daugumoji keliauja iš kartos į kartą tas piešinys. Visą laiką gimimas, gyvenimas tas ir mirtis. Ir pradėjau aš kaip gyvybos medis, tai atsitėjau, čia tulpės turi būti pražydę ir visa. Ir aiškinu, tai yra ne tulpė. Tu kaip sugalvosi savo pasąmonėj tą trejybės ženklą, kaip sakyti, tai taip ir yra. Dabar žemyn. Žemyn. Į peklą. Vietinių peklele vadinama. Garsiosios salų gaspadinės priraitys skanėstų. Paskui prabils čia kabantis paveikslas. Stebuklai tik prasideda. Ir jei kas pasiūs, eiktų peklon, paklausykite, nepasigailėsite, nesgi aišku, kur eiti. Tiesiai į Salų dvaro rūselį.
Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.